tikrųjų tokių duomenų nėra, bet kaip galėčiau jums pateikti kaip pavyzdį, visuose naujos statybos daugiabučiuose namuose yra metalinės durys. Ten šarvuotos, jos nešarvuotos, jos yra metalinės. Taip? Bėda yra tokia, kad jis yra užsakomas pas vieną gamintoją ir spynas gamina vienas tas pats gamintojas. Todėl yra žymiai lengviau pritaikyti tam vieną arba kitą raktą tam durim. Jeigu pirkčiau būtą, aš spynas būtinai pakeiščiau. Tas, kurias įstatė statybininkai, aš jas būtinai pakeiščiau. Ir ne dėl to, kad aš nepasitikiu būtent tai statybininkais, o dėl to, kad kaip taisyklė tai nėra aukščiausios kokybės ir saugumo daiktas, tai yra daugmaž ekonominis klasės, jeigu neprastesnis užraktas. Ir tą užraktą yra visada lengviau sulaužyti. Na, jeigu jūs turite vieną spyną ir ten yra įleidžiama paprasta spyna, tai, na kiek, sakyčiau, užtenka ten 10 sekundžių. Jeigu jūs turite standartinės šarvuotas duris, vėlgi užtenka pragręžti vieną skylutę, ta spyna subirės. Ne? Tai, kiek tas 12 sekundžių gal. Jeigu jūs turėsite 2 spynas, tada 30 sekundžių. Iš tikrųjų, supraskit, kad asmenys vykdantis vagystes iš gyvenamųjų patalpų yra savo darbo profesionalai. Tai nėra atsitiktiniai žmonės, kurie nusprendė apvogti jūsų butą. Jie žino apie tokių durų ypatybės, kartais netgi nuperka tokias pačias spynas. Sakykime, jeigu yra šiuo metu kvartalas, nežinau, Narės gatvėje ten, ar kaip jos vadinasi, ten Skrusdėlynas, kaip, atsiprašau, vadina. Sakykime, visos durys ten yra vienodas. Pas vieną gamintoją užsakytos. Užtenka vienas durys nupirkti, sužinot, kur reikia pragręžti, kur yra laikymo mechanizmai, kur yra silpniausios vietos. Ir tu gali netrukdomai, jeigu turi tokį polinkį į nusikalstamą veiką, netrukdomai laužyti duris ten metus, nes būtų yra iš tikrųjų daug. Tai siūlyčiau vėlgi pakeisti spynas. Priklausomai nuo to, kokią spyną jūs esate sumontavę, priklausys ir jų, reiškia, patikimo, bandymas jas sulaužyti, ne, bandymas patekti pro tas spynas. Tai jeigu spynus yra, jų kokybė yra, sakykime, žemesnė arba jos iš vis nieko nevertos, tai bus bandoma parinkti raktą, bus bandoma jas sulaužyti paprastom replėm, o jeigu yra aukštesnės kokybės, tada analizuojamos visas bendras mechanizmas, bendros durys, kur jos yra sumontuotos, kadangi patikimas ir parinkimas raktų tokiom durim yra žymiai sudėtingesnis, todėl lengviau jas pragręžti ir sakykime, sugadinti mechaniškai. Tai nuo to ir priklausys, priklausom, ką jūs sumontuosit. Tik tai noriu pasakyti, kad jeigu gręš, tai girdės visas namas, tai geriau, kad gręžtų. Įmontavus papildomas spynas prie tų, kurias jau sugalvoja gamintojai, jūs be abejo padidinsit savo saugumą ir tokiu būdu apsunkinsit patekimą į jūsų gyvenamasis patalpas. Jeigu jūs vis dėlto neturite galimybės įsirengti metalinės durys arba sunkiai veikiamų spynų, tai yra dar toks vienas būdas, kai jūsų durys yra senos ir medinės, tai kartais buvo laužiamos staktos. Tai yra, kaip sako rusai, protifloma, net prijoma, tai buvo imama metalinis vamzdis, jo buvo bandoma išlaužti, tiesiog išlaužti tas durys. Tačiau vėlgi keičiantis ir durim, ir statybų technologijom, šiuo metu tai nėra jau labai aktualus nusikaltimas, bet sustiprinti staktas yra iš tikrųjų nesunku, iš vidaus reikia pragręžti skylutę, reikia įdėti tam tikrą varžtą senukose nupirktą ir tai jau bus pakankamai didelė paspirtis. Iš tikrųjų, atsiradus koduotoms durims, mes turėjome didelę labai problemą, kadangi buvo labai mums apsunkintas patikimas. Ir tai, kad policija nepateks, tai dar pusė bėdos, bet jeigu nepateks greitoji, nepateks gaisrininkai, jie bent jau turi įrangą, ne, tai mums buvo labai sudėtingas patikimas. Galų gale žmonės suprato, kad įrengimas tokių spynų gali apsunkinti specialiųjų tarnybų patekimą. Tada vėlgi atsirado kita problema, kad paskambinus buvo prisistatoma policija, gaisrininkais, ten, nežinau, pašto darbuotojais.
žmonės jau nebeklausdavo, ar tikrai, parodykit pažymėjimą, dar kažką tai. O sumontavus pigę tokią sovietinį spyną, kur reikia paspausti 3.8 ir po to paimti pieštuką ir užrašyti kairiai pusiai virš kairio durų kampo, kadangi name gyvenantys senyvo amžiaus žmonės ne visada prisimena, tai jie ateina, pasižiūri. Nu, bet jeigu aš tai žinau, tai visi tą žino. Nes šiuo metu man patekti į bet kokį namą praktiškai nedaro jokių kliučių, kadangi kažkur tai vis tiek kažkas tai užrašo, vienas iš gyventojų. Labai geras dalykas yra vaizdo kameros, telefonų spynės, bet tai yra be abejo prabangos dalykas, tai kainuoja pinigus, bet jeigu jūs investuojate savo saugumą, tai anksčiau ir vėliau atsipirks. Be abejo, yra dar ir tos spynos, kur yra individualus kiekvieno būto kodas ir patekti jau praktiškai yra neįmanoma, kadangi netgi tas liežuvėlis yra apsaugotas, tačiau vėlgi lieka toksai paprastas, elementarus, žmogiškas dalykas, kaip ateis ir prisistatys greitąją pagalbą, prisistatys gaisrininkų, prisistatys vandentininkų, tai mes norėtume paprašyti, kad jūs vis dėlto nepatingėtumėt ir išeitumėt, pasitiktumėt tos žmonės. Mes, policininkai, irgi negalim patekti. Mums tai irgi sudėtinga. Bet jeigu kažkas išeitų į mus, pažiūrėtų ir paprašytų pažymėjimus parodyti, mes tikrai džiaugtumėmės ir dar pasveikintumėm tos žmonės, kad jie rūpinasi savo saugumu. Tai nepatingėkit, prašau, jeigu jums skambina, prisistato, išeikit, prašau, į laiptinę ir pažiūrėkit, ar iš tikrųjų įėjo į namą tas, kuris prisistatė.